Sveiki, kam reikia parduoti namą iki naujų metų, dar šiais metais, 2023 metais iki 2024 metų. Jeigu jums reikia parduoti namą dabar, dar turite tokį tikslą parduoti iki naujų metų, tai būtinai kontaktuokit mus kuo skubiau, nes iki naujų metų dar galim parduoti, sakykime, 5, galbūt 10 namų, galbūt daugiau, bet čia jau reikėtų mums didinti komandą ir žodžiu, didinti resursus, didinti pajėgas, ar ne? Bet nuo 5 iki 10 namų mes dar galim parduoti iki naujų metų. Ir dabar turime atskirą grupę pirkėjų, kurie grįžta kalėdoms, šventėm, naujiem metam ir iš užsienio. Ir ten pradirbę metus ar du turi atitinkamas santaupas. Ne visi turi pilnas sumas pinigų, kiti skolinasi iš savų, kiti nori išsimokėti, bet esmė, kad žmonės nori pirkti namą, planuoja gyventi Lietuvoje ir nori nusipirkti namą. Tai va čia tokia dabar gruodžio mėnesį papildoma grupė pirkėjų. O šiaip mes dirbam tik tai su namais, namų brokeriai vadinamas. Arba Darius, reiškia Miami brokeris, matysit mano reklamą ant namų pakabinta Miami brokeris, ar ne? Arba namų brokeriai. Čia mes vienas ir tas pats yra, ne? Ir žodžiu tiek, kam reikia parduoti ir nelabai sekasi, pas mus yra duomenų bazė 1000 namų pirkėjų, kadangi dirbam tik tai su namais, aš tikiuosi, jūs mane gerai girdit, nes pas mus Miami'e stato paplūdimį stato, įsivaizduojat? Paveža smėlį ir platina paplūdimį. Nu, kaip jiem čia gausis bus matyti, bet kelia labai pakankamai daug triukšmo, bet tikiuosi girdėsite, ne? Tai va, tai žodžiu, yra 1000 pirkėjų pas mus ir jūs turbūt galvojat, kaip čia gali būti, pas juos yra 1000 namų pirkėjų, o pas mus atvažiuoja tik tai vienas per mėnesį ar vienas į savaitę, žodžiu, arba iš vis niekas neatvažiuoja, skambina tik tai brokeriai, skambina tik tai taip, rašinėja žinutes, telefonu pasismalsauti, bet į vietą niekas neatvažiuoja. Tai vat, aš pateiksiu pavyzdžius, dabar porą pavyzdžių, daugiau galiu pateikti, kai pas mus atvažiuoja į vietą apsižiūrėti 10, 20, 30, 40, dabar jau virš 40 pirkėjų suvažiavo į Klaipėdą į vieną namą ir dar neparduotas. Kai kur atvažiuoja, pavyzdžiui, Panevėžy pardavė namą, atvažiavo, man atrodo, 7 ar 8 pirkėjai per pusantros savaitės ir sandoris įvyko. Ne? Tai va čia dar ne tik tai nuo pirkėjų srautų priklauso, čia yra daug tų komponentų, nuo ko priklauso namo pardavimas, bet aišku, reikia turėti duomenų bazės. Ar ne? Ir neužtenka, žmonės daro prielaidą, kad įsidės skelbimą, įskelbė rodą ir staiga iš jūsų visas pasaulis pamatys ir visi norės pirkti. Nieko panašaus, žinokit, namų yra 7 kartus daugiau negu kad pirkėjų, nors pirkėjų yra 1000, o namų yra 10 000. Va čia ir problema. Ir jūs, kai įsidėte skelbimuką, jisai tiesiog paskęsta tarp kitų skelbimų ir žmonės net nedavažiuoja iki jų namą, apsižiūri 1, 2, 3, kas labiau atkreipia dėmesį. Todėl, jeigu nori namą parduoti, turi būti aktyvus, agresyvus, netgi, sakyčiau, pardavimai. Turi skambinti, labą dieną, bam, kaina pasikeitė. Turi būti pastoviai interakcija, jeigu tu nori iš tų 1000 pirkėjų, kad būtent į tavo namą atvažiuotų pirkėjai, apsižiūrėtų ir jau kai pirkėjai atvažiuoja, apsižiūri, nu jie pradeda ir galvoti, lyginti jau su kitais namais. Todėl kai kurie pardavėjai neriasi iš kailio, net vidaus nuotraukų nededa, bando įvilioti tokiu būdu, nu kaip ir apgauti tą pirkėją. Tai reiškia, tu atvažiuok, ir mes bandysim tave apgauti, o tokia žinutė signalizuoja. Nu, tai yra neprofesionalu ir tai veikia atvirkščiai dar. Tai suveikia netgi atvirkščiai. Kitas dalykas, net jeigu jūs mokėtumėte tais aktyviais pardavimais užsimti, ar ne, tai, nu, įsivaizduokit, jūs skambinat, sakot, aš duočiau jums 1000 pirkėjų duomenų bazę, ar ne, nu, arba jūsų teritorijai ten duočiau kokius 2, 3, 500 rimtų pirkėjų. Ir jūs pats pardavėjas skambintumėt ir sakytumėt, labą dieną, turiu gerą namą, gal norit pirkti. Labą dieną, turiu gerą namą, gal norit pirkti. Na, yra paprastas toks posakis, siūloma prekė pigi. Jūs pats pardavėjas skambinate ir siūlote. Visai kas kita yra, kai mūsų brokeris ar marketingistas skambina, sako, atsirado namas toks ir toks, va tokie privalumai. Gal norite... Vau, čia
kiek triukšmo, matot, kiek Miami triukšmo veiksmas vyksta, ne? Veiksmas vyksta tolka tak pas mus. Žodžiu, visai kas kita yra, kai mes skambinam, ar ne, ir sakom tokie privalumai, ir važiuokit pasižiūrėti, ir mes kai apskambinam šimtus ar tūkstančius tų kontaktų, štai ir įvyksta tos apžiūros ir įvyksta pardavimai. Taip, kad jeigu kam reikia, mes dirbam praktiškai atvirkščiai, negu dirba Lietuvos agentūros. Lietuvos agentūros, dauguma Lietuvos agentūrų prisirašo tokių lengvabūdiškų sutarčių ir gaudo šansus. Mes pasiimam nedaug objektų, 10, 20 objektų, ar ne, ir viską išparduodam. Nu, kai jau belieka 2, 3 ar 5 objektai ir vėl pradedam tokią kompaniją, kad reiškia bendrauti su pardavėjais, aiškinti, kaip mes dirbam, kad pasirašyti sutartis ir kad padaryti tuos pardavimus. Tai va, kam reikia parduoti iki naujų metų, nenukelkit pavasarį. Labai blogas įprotis nukelinėti darbus, kurie turi būti sutvarkyti dabar, ypač kai kainos koreguojasi į apačią. Dabar kainos koreguojasi ir į apačią ir panašu, kad dar koreguosis metus, gal netgi 2. Nes turbūt teko girdėti, krizė nesibaigs už savaitės, ar ne? Krizė tik tai blogėja visuose sektoriuose, viskas blogėja, prekyba blogėja, tas blogėja. Taip, kad kartojasi tas pats 2008 metų, 2008 metų scenarius ir kam reikia turtą nereikalingas paveldėti, ar šiaip, o dabar vakar pasirašėm sutartį, žmonės išvyksta iš Lietuvos, reikia parduoti, ar ne. Žodžiu, kas tikrai rimtai norit parduoti, bet aišku, kaina turi būti daugiau mažiau reali. Mes gaunam ten apie 10% aukštesnės kainas nei vidutinė kaina, ar ne? Bet kaina turi ir būti 10, 15, 20% gali būti aukštesnė nei vidutiniai pardavimai. Kaina negali būti 50 ar 2% ar dvigubai netgi brangesnis turtas. Pirkėjai nėra durniai, jie nepirks jūsų namo dvigubai brangiau. Ar ne, tuo labiau, kai yra labai didelė pasiūla. Pasirinkimų yra labai daug namų visoje Lietuvoje. Vien tik Aruode reklamuojama yra apie 8 tūkstančius, bet kiek mes matom pagal mūsų statistiką, tai yra tik tai geriausiu atveju 50% namų. Vadinasi, yra dvigubai daugiau, 15-16 tūkstančių namų, namelių, sodų, sodelių, kotedžų, vilų yra dvigubai daugiau negu reklamuojama portaluose. Tai va, situacija yra tokia ir jeigu norit parduoti, tikrai reikia paplušėti. Ar ne? Mes dirbam komandai, turim marketingo skyrių, reikia sušokam visą komandą, atliekame 10 kartų, 100 kartų geresnį marketingą, bet jau ir taip turime duomenų bazės pirkėjai. Štai ir gaunas tie stebuklai, kur jūs klausėte, daug kas klausė, iš kur tie stebuklai, ar ne? Tai va, tie stebuklai, tas stebuklas yra darbas, yra sistemingas darbas, pas mane yra 30 metų tarptautinė patirtis, komandinis darbas. Nu, vat ir visi stebuklai, tas, kas jums atrodo stebuklai, mums yra kasdienybė. Kur dabar mus atrasti, kaip kontaktuoti, tai namų brokeriai yra Facebookas, ieškokit Facebooką namų brokeriai arba Skype'as namų brokeriai, mes mėgstam pabendrauti gyvai su žmonėmis, išsiaiškinti sutarties punktus, aptarti galimumą, įmanomumą parduoti jūsų namo. Kur 8660-22120 yra telefono numeris, galite rašyti žinutės arba skambinti. Prisiskambinti, jūs priskambinsit Lietuvos laiku visada tik tai po 3, nes yra 7 valandų skirtumas. Čia man, jeigu asmeniškai skambinsit. Tai va, 8660-22120, Facebookas namų brokeriai, YouTube'as namų brokeriai, galite eiti žiūrėti video įrašus, mes esam nufilmavę pardavėjus ir pirkėjus. Skype'as namų brokeriai, Facebookas namų brokeriai, YouTube'as namų brokeriai, e-mailą galite rašyti namubrokerį@gmail.com. Žodžiu, kam reikia tikrai parduoti, arba jūsų draugam ar pažįstamam reikia parduoti iki naujų metų. Čia kaip su Panevėžio namo pardavimu buvo. Toks pusiau anekdotas jau gaunasi, ne? Pardavinėjo kita agentūra metus ar daugiau. Netgi 2 agentės dirbo su tuo namu ir sandoris neįvyko ir tų pirkėjų ten buvo per 2 mėnesius vienas tik atvažiuodavo, ar ne? Mes, kaip su pardavėju kalbėjom, aš sakau, tai gerai, per mėnesį jis kažką per mėnesį turėjo daryti, sakau, tai gerai, mes per tą mėnesį ir parduosim tą tavo namą. Tai jis taip, daugmaž, ką tu nusišneki, jokio nulis tikėjimo pa žmogų, kad gali parduoti namą per mėnesį, nulis, ar ne? Ir mes parduodam tą namą per 1,5 savaitės. Per 1,5 savaitės atsiranda pirkėjas suformintas avansas. Nu tai dabar aišku, jis jau nebesijokia. Tai va, jeigu kam kyla abejonė, jeigu kas galvoja, kad čia yra tik tai mūsų reklaminė, sakykime, tokie įrašai ir dar kažką, aš tos įrašus darau, kad sutaupyti laiko, kad galėtų mane pamatyti šimtai ir tūkstančiai klientų ir kad nereikėtų su kiekvienu individualiai įtikinėti, tai yra labai
didelės mano laiko sąnaudos, ar ne, aš laiką tikrai galiu panaudoti kur geriau. Bet jeigu jums kyla abejonės, ar mes geriau dirbam, ar kita agentūra geriau dirba, tai tiesiog paprašykite pardavėjų kontaktų ir nuvažiuokit, jeigu mes ir pasižiūrėkit tą namą, kurį pardavėm, pasišnekėkit su pardavėjais, ar ne, pasišnekėkit su pirkėjais, žodžiu, investuokit šiek tiek laiką, kaip ne kaip jūs parduodat savo brangiausią prekę, todėl reikia atitinkamai tą prekę ir pateikti į rinką. Ar ne, ten ne bananus, ne morkas, ne bulves pardavinėti, ar ne, tai yra pati brangiausia jūsų prekė ir reikalingas atitinkamas pateikimas. Tai va, kam reikia parduoti, jums, ar jūsų draugam, ar pažįstamam, netgi jeigu sakykime, sėkmingai pasirašysim sutartį ir kai vyks pardavimas, netgi sumokėsim, sakykime, pagal kainą, pagal kokie ten komisiniai bus 2, 3, 500 ar netgi 1000 eurų jums tą tokio rekomendacijos mokestį, žiūrint, aišku, koks namas. Aišku, namus ten iki 100-200 tūkstančių yra lengviau parduoti, greičiau tokius perka, yra daugiau pirkėjų. Jeigu jau namai 300-500 tūkstančių, milijonas ar brangiau, tokius parduoti užtrunka ilgiau, kažin ar iki naujų metų parduosim, bet visko būna. 1 milijoninį namą mes pardavėm dar 2000, man atrodo, 10 gal kokiais. Pardavėm gruodžio 31 dieną, suforminom avansą. O taip niekas atrodo nenorėjo jo pirkti, brangu, kiek reklamuodavom, kiek klientų važiuodavo, vis derėdavo, siūlydavo žemas kainas ir gruodžio 31 dieną įvyko rankpinigių davimas, įvyko sandoris prieš pat naujus metus. Kągi, Darius iš Miami brokeris, namų brokeriai, kontaktuokit, kam reikia parduoti namą, kas turite tikslą, norit parduoti namą dar šiais metais ir jau kitus metus pradėti su naujais tikslais, su naujais reikalais. Tai va, toj vietoje mes galim padėti, jums tai galbūt yra didelis iššūkis, o mums tai yra kasdieninis darbas. Iki.